Sveiki. Grįžtame pamažu, matyt, prie tos darbo ir mūsų bendravimo tvarkos, nusistovėjusios tvarkos, kada kiekvieną savaitę aš jums galėsiu papasakoti kažką tai naujo. Kągi, Briuselėje atsiranda vis daugiau naujienų, kurios bus įdomios ir jums. Pirmiausia, šią savaitę ES užsienio reikalų ministrai patvirtino ir pakvietė pradėti dėrybas Ukrainą ir Moldovą. Sveikinu šitą sprendimą. Pagaliau ES pradėjo galvoti geostrategiškai. Išlindo iš tokio, žinote, biurokratiško vertinimo šis kriterijus, anas kriterijus, dar reikia šitą padaryti ir panašiai. Šios valstybės yra pasiruošusios pradėti dėrybas, jos atitinka demokratijos kriterijus. Žinoma, kiekviena iš jų susiduria su ypatingos, aš sakyčiau, svarbos arba dydžio iššūkiais. Ukraina, žinom, karas prieš Ukrainą, Moldovoje nemažėja, nes Rusija yra vykdanti nepaskelbtą karą prieš Moldovą jau ištisus dešimtmečius, suskaldžiusi valstybę ir panašiai. Bet pradėkime tą dalyką. Žinoma, nebus lengva. Šios dvi valstybės yra neturtingiausios ES. Dėrybos užtruks. Nebus taip lengva jas tęsti, kadangi kol kas remia, pamatysime, kaip bus, kadangi tai susiję ir su politinė parama, ir su pinigais ir panašiai. Bet kas gerai, tas gerai, pasveikinkime ir palinkėkime ir padėkime šitom valstybėm tiek, kiek reikia, kad jos pasiektų europinį lygį ir integraciją į Europos Sąjungą. Kągi, pamažu atrodo šią savaitę galutinai nusistovės sprendimas dėl aukščiausių postų. Mano žinios leidžia teigti, kad tiek konservatoriai, tiek socialdemokratai ir Atnaujinkime Europą sutarė, kad ponia von der Leyen tampa Europos komisijos narė. Iš tiesų, Costa, buvęs Portugalijos socialistas, ministras pirmininkas, jam teks vadovauti tarybai, o Kaja Kallas iš Estijos ministrė pirmininkė, atstovaujantį Atnaujinkime Europą, taps aukščiausia atstovė užsienio politikai ir saugumui. Na kągi, lietuviai, daug ko norėjome, nežinau, ką gausime. Panašu, kad šį kartą lietieji estai mus aplenkė ir sugebėjo sužaisti daug geresnę ir rezultatyvesnę partiją. Mokykimės, nustokime ginčytis tarpusavėje, raskime bendrus sprendimus ir galbūt tada galėsime pretenduoti į postus, kurie mūsų manimų yra verti mūsų ir, tiesą sakant, galime ten padaryti rimtus darbus ES naudai. Bet vienas dalykas. Man nepatinka, kaip vyksta šitos postų dėrybos. Žiūrėkite, Europos parlamento rinkimuose buvo taip vadinamieji špicent kandidatai. Tai tie, kurie dalyvavo diskusijose. Nei vieno iš jų, apie kuriuos kalbu, nedalyvaudavo, neatstovaudavo savo politinių partijų. Vėlgi, valstybės narės, ką nori, tą daro. Nėra iš tikrųjų Europos parlamento rinkimų Europos mastu. Žmonėms pateikiama viena, padaroma kažkas tai kitko. Apgailėtina. Nemanau, kad tai yra tikrai tos europietiškos demokratijos atspindys ir rezultatas. Šią savaitę Bulgarija išgirdo, kaip ir kitos, dar 5 ES valstybės, nekokias žinias dėl prisijungimo prie eurozonos. Priminsiu, iš 27 20 priklauso eurozonai, Danija turi rašytinę išimtį, visos kitos 6 kiekvienais metais jums pateikiama atitikimas eurozonos kriterijams. Bulgarija labai nori įstoti, bet dėl padidintos infliacijos negalės 25 metais sausio 1 dieną prisijungti. Jau ne pirma bloga žinia Bulgarijai, bet panašu, kad teks dar šiai valstybei padirbėti, kad pasivyti eurozonos traukinį. Na, taip jau yra, kad Lenkija netitinka nei vieno kriterijaus, beje, Čekija taip pat, bet tos, kurios nori, irgi nebūtinai padaro. Darykime viską laiku, padarykime darbus pilnai ir tada ateina tas įvertinimas, kurio norime. Kągi, šį savaitgalį susitiksime su liberalais Jonavos apylinkėse, kalbėsimės apie mūsų partijos ateitį, apie mūsų pasiruošimą ateinantiems rinkimams. Žvelgiu ir laukiu susitikimų su liberalais, o visiems kitiems gero, puikaus, saulėto, ne per karšto savaitgalio.